Kodėl mokytojų atlyginimai Lietuvoje skiriasi 1,5 karto? 2020 m. pavasarį Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazijos darbuotojų vidutinis atlyginimas buvo apie 924 eurus. To paties rajono Velžio gimnazijoje atlyginimų vidurkis buvo apie 1340 eurų. Pasak Velžio gimnazijos direktoriaus, jų gimnazijos bendruomenė taip sutarė. Čia mokytojams tenka vesti daugiau pamokų ir turėti daugiau kontaktinių valandų. Jie dirbo su didelėmis klasėmis. Tai paaiškina, kodėl šios gimnazijos mokytojų atlyginimų vidurkis čia yra 1340 eurų. Anksčiau minėtoje Naujamiesčio gimnazijoje vaizdas jau visai kitoks. Ši mokykla išsiskiria gana mažomis klasėmis, mokytojai turi nedidelį krūvį ir dirba ne visu etatu, todėl ir atlyginimai čia yra mažesni. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kad verta investuoti į save, jog per tą patį laiką atliktum daugiau darbo nei kiti. Mokytojai gebantys pravesti pamoką didesniam vaikų skaičiui gauna didesnį atlygį, nors darbo pobūdis ir pareigos yra vienodi.